Sveiki visi, šiandien aš filmuoju video, kaip įrašyti Sprint and Sneak mod for add-ons. Jums reikia interneto, Block Launcher Pro ir File Manager. Einam į internetą, rašom čia mcphub.com /mods ir einam. Čia atsidaro toks puslapis. Prieinam va čia. Spaudžiam. Most downloaded. Užsikrauna. Ir voila. Matome. Sprint and Sneak add-on for MC update. Spaudžiame download. Priartinam, palaukiam biškį. Ir vėl download. Ir... Medalį! Ir... Nu, kaip ir prasysim. Spaudžiam ant šito. Ir įdiegti. Man atrodo, kad neįdiegta, nes aš esu įsidiegęs jau. Ir... Nu, programa įdiegta atlikta. Tai Block Launcher Pro. Sklydau File Manager. Atsiprašau už pašalinius garsus. Spaudžiam čia. Laukiam Options Restart Recorded. Einam ir turėtų va šitas va. Paspaudžiam ant Manager add-on ir čia turėtų rodyti. Ir va, Sprint and taip toliau. Ir padarykite, kad Manager add-ons būtų pajungtas. Ir dabar einame mes į Play. Belia kokį worldą. Pavyzdžiui, worldą šitas. Ir va. Ir 2 kartus paspaudžiam į priekį ir bėgam. Rodysiu. Atsiprašau, biškį už lagą. Bėgam. Dabar parodysiu. Spaudžiam atgal 2 knopkės. Va. Mes nebegalime nukristi nuo bloko. Nes taip yra shiftas, tipo kaip per kompą. O čia sneak. Tai mes galim netgi pasižiūrėti. Va. Matot? Dėkui, kad žiūrėjote ir ate.